Sveiki, pradėsime Sharp kalbos pamoką, loginės išraiškos ir jų naudojimas. 3 daugiau už 5, 4 lygus 6, 7 mažiau už 8 yra loginės išraiškos, kurios įgyja tokias reikšmes. 3 daugiau už 5, false, tai yra netiesa, 4 lygus 6, false, tai yra netiesa, 7 mažiau už 8, true, tai yra tiesa. Loginės išraiškas galima apjungti. Jas jungiame operatoriais OR and HOR. OR reiškia arba, AND reiškia ir, HOR reiškia suma moduliu 2. X or Y bus true, jei X yra true arba Y yra true. X and Y bus true, tik jei X yra true ir Y yra true. X HOR Y bus true, tik jei X yra true, Y yra false arba atvirkščiai. Kam išraiškos reikalingos? Ogi tam, kad priklausomai nuo jų reikšmės būtų vykdoma skirtinga programos dalis. Šiandien sukursime projektą vardai. Pasileidžiame Visual Studio. Sukuriame naują projektą. Renkamės Windows Form Application ir projektą pavadiname vardai. Spaudžiame OK. Visual Studio paruošia projektą ir ant formos uždėsime 2 elementus. Pirmasis bus techninis laukas. Renkamės Toolbox, Textbox. Antrasis bus mygtukas. Renkamės Toolbox, Button, ir padarysime, kad į tekstinį lauką įvedus vardą Petras programa išvestų pranešimą labas Petrai, įvedus Jonas išvestų pranešimą labas Jonai, kitaip išvestų pranešimą labas nepažįstamasai. Tam virš buton 2 kartus spaudžiam kairį pelės klavišą. Ir rašome. Jeigu bus įvesta Petras, išvesime pranešimą labas Petrai, kitaip, jeigu bus įvesta Jonas, išvesime pranešimą labas Jonai, visais kitais atvejais išvesime pranešimą labas nepažįstamasai. Paleidžiame programą, spausdami Ctrl F5. Yra klaidų, pasižiūrime, kur nepadėjome kabliataškio, padedam jį ir vėl paleidžiame programą, spausdami Ctrl F5. Įvedam vardą Jonas. Spaudžiame ant mygtuko,
Programa pasisveikina su Jonu. Įvedam Petras. Programa pasisveikina su Petru. Įvedam, tarkim, Rasa. Programa pasisveikina su nepažįstamuoju. Uždarome programą, išsaugome projektą. Uždarome projektą, uždarome integruotą programavimo aplinką. Tuo šios dienos pamoką baigiame. Iki kito karto.